Šiandieną su Babysit Toy City konsultantė Vytautė kalbėsime apie žindymą palengvinančias prekes. Vytautė, labai dažnai moterys žindymo bijo ne mažiau negu gimdymo. Tai ar galėtumėt pasidalinti, kokios priemonės gali palengvinti šią žindymo kelionę? Tai būtų, pirmoji eilė būtų pientraukis, paminėčiau populiariausią pientraukį, tai būtų lovė. Tai 2 etapų pientraukis, jisai skirtas daugiau skausmingams pieneliam, krūtų padidėjimui, pieno sąsviriui ir mastitui. Ir itin greitai ir efektyviai padeda pagausėjimą pieno po cezario pjūvio. Taip pat prie pientraukio aš rekomenduočiau įsigyti ir pieno laikymo indelius arba maišelius. Tai būtų pirmas privalumas, jeigu jūs ruošiatės išeiti palikti vyrus namie, jūs nusitraukėt pienelį, įsidedat į maišelius, į indelius ir tėvelis laisvai gali po to pamaitinti vaikutį, kai jūsų nebus namuose. Taip pat galėčiau paminėti kompresiukus, kur po gimdymo tikrai būna skausmingos krūtys. Tai sakyčiau būtų Lasinson kompresiukai, kurie šaldo krūtį, nuramina krūtį ir tada jum, kaip mamom, bus žymiai lengviau maitinti vaikelį. Apie šaldančius labai daug girdėjau iš savo draugio, kad jie tikrai padeda. Taip. Kadangi mūsų krūtyse gaminasi pienas tuo metu ir krūtis kaista, o šaldomasis kompresas susideda ir jisai tas krūtis atvėsina ir automatiškai taip bus geriau maitinti kūdikėlį, bus jum pačiom lengviau. Lovių buteliukai yra patys natūraliausi ir panašiausi į mamos krūtį. Tai iš tikrųjų dėl to nekiltų problema ne tik, kad jų maitinti kūdikėlį savo krūtimi, bet kartu ir primaitinant buteliuku. Tiek forma, tiek pačiu žinduku. Pats buteliuko žindukas yra būtent tokios tekstūros, minkštutėlis, kurį vaikas gali apčiuoti. Tai pamaitinant buteliuku, jūs laisvai galėsit grįžti prie normalaus žindymo. Kitas svarbus dalykas būtų čiulptukai. Tai patys lovio čiulptukai yra minkštos struktūros, lengvų formų, kur vaikui nebus jokio diskomforto, vaikas lengvai jausis, dar asocijuojasi į ortodontinius, kas labai populiaru dabar. Ir tai mes saugom vaikučių tiek dėsnas, tiek dantukus. Ir šie žindukai vaiką visą laiką nuramins. O kokia jūsų nuomonė apie žindymo pagalvėlės? Nes dažnai jas matau ir galvoju, ar to reikia, ar tai vis dėlto yra kažkas, be ko galima išgyventi. Žindymo pagalvė palengvina tiek žindyvės gyvenimą, tiek nėščiosios moters. Tai mes turim mili pagalvėlę, kuri prisitaiko prie žindyvės, maitinančių laikotarpių, taip pat nėščiosios. Jūs atsigulat, pasideda pagalvėlę, jūsų pilvukui lengviau. Taip pat kaip ir maitinant, jūs galite pagalvėlę susisukti pagal vaikučio dydį, pagal jūsų patogumą, pasidedat, jums nereikia vaikelio laikyti, laisvai galite maitinti. Tai mes iš tikrųjų su vyru net gimus kūdikiui žadam nemažai keliauti ar Lietuvoje, ar į užsienį. Tai man įdomu, kokios galbūt prekės palengvintų tas keliones žindymo laikotarpiu. Pirmiausias būtų dalykas, kaip aš ir minėjau, tai būtų pientraukis. Antras dalykas, tai būtų buteliukai, čiulptukai, kompresiukai ir šildyklė, kas yra tikrai labai svarbu. Tai gal galite šiek tiek plačiau apie šildyklę? Kelionės metu aš sakyčiau rinktis kelioninį šildyklę, kuris yra tiesiog pakraunamas USB laidu. Jūs galite ją imti į kelionę, prisikabinti prie vežimėlio ir lengvai pasišildyti maiselį bet kurioje vietoje. Tai čia iš tikrųjų net einant į parką, į mišką, aš irgi galiu jį pasišildyti, ar ne, einant ir viskas. Ok, labai paprasta. Ar pientraukis yra tas dalykas, kurį galima įsigyti jau nėštumo laikotarpiu, ar vis dėlto reikėtų palaukti gimdymo, po gimdymo tai įsigyti? Aš rekomenduočiau pientraukį pasilikti po gimdymo. Nes kadangi mesgi nežinome, ar mes maitinsime pačios, ar mes vaikutį maitinsime pieneliu. Aišku, pirmiausia, visą laiką reikia atkreipti dėmesį, tai kad mamos pienas yra pats sveikiausias. Dėl to, jeigu mes turim problemų su krūtimis, stengiamės visokiais būdais atgaminti pienelį, kad vaikas valgytų sveikai.